high. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. I need an angel to save me from myself. Holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt? Call me forever, for every passing moment left. I need an angel to save me from my fate. I need an angel. Sveiki, brangieji. Na, kaip matėt, jau pradėjau vloginti, jau čia ne pati pradžia, bet tik dabar sveikinuosi. Pirmiau kažkaip nebuvo laiko pasisveikinti, kada ką ten rodžiau, klijavau. Žodžiu, norėjau parodyti, kad gavau laiškų iš prenumeratorių, gavau paštą ir yra super duper. Ir noriu parodyti, nuo ko gavau, ką gavau. Aišku, ką ten rašė, tai nepasakosiu, nes rašo, kaip kas sekasi, apie save truputį papasakoja, man klausimų užduoda, tai žodžiu, tokia esmė laiškų. Ir gavau laiškelį nuo Vakarės. Jinai uždavė man labai daug klausimų. Vakar jau jai parašiau laišką. Jūs jau matėte, filmavau truputį. Jai parašiau laišką. Šiandien va dabar eisiu į paštą, eisiu to įluką pasimti iš darželio ir varysiu į paštą. Tai labai fainai gauti laiškelį. Jinai yra 13 metų mergina. Ir parašė 7-okė ir parašė man laiškutį, aš jau jai atrašiau, taigi lauk Vakarė, to jau tau turi atkeliauti. Gavau laiškelį nuo Darijos iš Radviliškio rajono ir taip, tuoj pažiūrėsim, kas tai yra. Papa, krenta viskas, Taip, jinai man dar padarė, užmiršau tą žodį, žinot, kai gamina iš popieriaus lanksto. Pamiršau. Žodžiu. Tai štai tokie yra skirtukai knygoms. Ant kampelio uždedi knygos ir žinai, kur skaitai. Štai tokie skirtukai. Vienas toksai didelis, kitas mažesnis su akutėm. Štai. Koks fainas. Taip. Dar yra mažesnis, štai toksai rūžavas ir dar mažesnis, štai toksai dar rūžavesnis alyvinis. Taip, tai štai tokie 4 skirtukai knygoms. Ačiū, labai gražu. Ir aš jau tik mokykloje tokius gaminau, tai dabar bus smagu prisiminti, kaip juos lankstyti ir pasigaminti pačiai. Dar gavau labai gražią atvirutę. Su tokiu vajai meškučiu ir gėlių puokšte. Čia matosi jums kas nors. Ir gėlių puokšte. Ir parašė, dar įdėjau keletą dovanėlių. Štai taip. Tada gavau štai tokias pinutes. Čia galima ką nors užsirišti arba galima apyrankę nešiotis. Štai tokia pinutė ir toks siūlas įdomus, kad ir vienos spalvos ir kitos. Štai taip. Ir dar vieną tokią mažesnį pinutę. Galima surišti kokią dovanėlę. Tai štai. Ir gavau patį laiškelį. Taip, įdomiai va. Viduje klijavo patį laiškelį. Ir čia dar kažkas su žvaigždutėm. Reikia susirasti žirklės, atklijuoti ir pasižiūrėti. O, dar priklijuota. Jau užpakavimas, tai jau, oho, labai. Na ir
Nu, nekrinta. Opa. Oho, kokia faina boružėlė. Ir štai tokia boružėlė, Dievo karvutė, kaip mes ją ten vadinam, ne? Tokia boružėlė ir tai bus, manau, trintukas. Kaip manot jūs? Pažiūrėsim, ar tikrai trintukas. Opa. Taip, toks švelnutis trintukas. Tai štai taip. Tai tiek. Dovanėlių ir toksai laiškelis. Ačiū tau labai. Darija. O dabar šiandien atrašysiu tau, bent pasistengsiu šiandien atrašyti. Ir dar vienas vokas. Tai yra nuo Daivos iš Panevėžio. Ir tai yra jau didelis vokas. Traukiam viską. Trauksim gražiai. Opa. Net nesitraukia viskas iš karto. Oho. Taip, kad to nenumest, nepamest ir neparodyt. Tik tai vokas buvo atplėštas, kai man atėjo. Jeigu ko trūksta, parašyk. Paštas gaus velnių, jeigu ką nors prarado. Na ir žiūrim, ką turim. Taip, oi. Taip, oi, kokie gražus. Ojetus. Štai kokie su meškučiais ir jie tokie 3D ir pusti, kaip čia, išpusti stikeriukai, lipdukai. Tai bus ir laiškams rašyti, ir į planerį klijuoti, super duper. Oi, kokie gražučiai. Toliau yra laiškelis nuo jos. Štai yra laiškelis, jau perskaičiau, ačiū tau už laiškelį. Irgi atrašysiu, stengsiu šiandien arba sekančiom dienom greitai. Ir dar man įdėjo dovanėlių. Tai, ką labai mėgstu, bet čia Anglijoj sunkiau gauti, nebent važiuoju specialiai į lietuvių parduotuvę. Tai yra kryžiažodžiai moterims. Jie turėsiu ką vakare daryti, spręsti. Gal net per SMR ir kartu paspręsim. Kokio žodžio nežinosiu, po to man komentaruose parašysit. Taigi, kryžiažodžių. Ir labai fainai, ką ir mėgstu. Ir jinai man laiške parašė, gal mėgsti, bet jeigu nemėgsti, tai čia mano pomėgis. Ir tai jinai man atsiuntė pieštukų. Taip, 12 spalvų pieštukai, Colored Pencil, štai tokie. Fainai, visada man trūkumas pieštukų, nes vaikai juos ištampo. Tai šitus slėpsiu ir nerodysiu ir turėsiu su kuo spalvoti. Ir štai tokią gražią mandalą, 47 užburančios mandalos, spalvinti mandalas, super duper. Ir štai įvairiausi yra mandalų, tai galėsiu parelaksuoti. Ačiū labai už dovanėles. Kaip ir sakiau irgi, lauk laiškelio. Ačiū už dovanėlės, ačiū už laiškučius. Ir kai tik tai galėsiu, stengsiuosi visiems atrašyti. Jeigu užtrunku, nepykite smarkiai. Daug jūsų. Labai dažnai dabar gaunu, tai labai fainai, labai smagu. Vakarai visada užimti. Na ką, o dabar lėkiu parsivesti Luką ir lėksim į parduotuvę. Tiesa, jeigu ką nors sudomino šitas lūpdažis, kaip čia pasidažius, tai išbandžiau tą, kur rodžiausi į Beauty Box dažų. Iš Velvet 59 šitą lūpdažį, vos nepasakiau tušą, šitą lūpdažį. Na ir galiu pasakyti, pirmas įspūdis, kai jį išpakavau, ta pakuotė, ta spalvytė man labiau patiko. Dabar susižavėjimo nekelia, bet, sakau, vasarai, kai labai degus, tai taip atrodys, vasarai šitas, sakyčiau, visai tiks man toksai ryškesnis. Tai va, šita ir čia spalvytė. Aha, kad matyčiau būtų gerai. Ne, nedažlibiu žodžiu. Tai vat, su šitu, sakau, pirmas įspūdis buvo fainesnis, dabar nelabai taip, bet dažysiuos. Manau,
nelabai baisiai. Bet jisai tokį turi iš karto, kai tepies, tokį kaip sausumo pojūtį. Ir atrodo, o ne, sausas bus. Po to kažkaip tai jau lengviau, taip nešiojasi, nieko nesijaučia. Bet kada tepies iš karto, labai išryškina lūpų raukšlelės, tas tokius visus nelygumus. Tai aš mėgstu, kad užsilygintų viskas, o čia nais labai išryškina. Bet po to, sakau, kai pravaikštai, ar sušyla, ar ką, ant lūpų ir jau lengviau nešiojas, jau normaliau. Tai va. Su kuo esu pasidažius dėl išbandymo, nepeikite, kad oi, kaip čia lūpas pasidažiai. Tai va, o dabar lėkiu jau Luką paimti, tikrai užsiplėpėjau. Lukas laukia, verks. Ate. Aš išeinu, ate. Bėgam greitai pas Luką, greitai. Einam. Tu piktas? Eisim pas vietą, eik dabar. Ne dabar, kitą dieną. Aš noriu. Pametei, pakelk. Einam. Čia mano. Anais ateina? Aha, yra saldainiai. Aš ir jis ateina. Sunkiai neši? Šaunuolis. Nešk, einam. Pravažiavo autobusas. Netinka mum. Kito lauksim. Ką? Nupilam. Pilkit, ką jūs turit? Aš turėsiu. Šito. O, matai, įplų. Yra, įplų čia. Kokie gražūs saldainiukai. Įdomus, ane Tomai, Lukai? Jo. Ane Tomai? Nu va, ką tik, dar uždusus, ką tik grįžau iš parduotuvės. Pirmų dalykų, ką pasidariau, tai išdėliojau maistą ir pasidariau kavos. Ir dabar gersiu kavytę. Ir galvoju, su jumis pasidalinsiu keliais pirkinukais. Mini haul buvo. Tik, sorry už mano nagus, dabar eisiu nusivalyti, nes nusipirkau kaip tik iš Poundlando, kur svarinės, kaip tos užsvara viskas. Šitų kempinėlių, kaip tų tamponiukų, kad nagam valytis, nes kaip tik baigėsi. Ir negalėjau nusivalyti ir baisus nagai, o ryti darbą reikia būti be lako. Tai va, pasiėmiau kaip tik iš Poundlinės šitą. Tokie didesni, faini. Po to taip pat dar va pasiėmiau siūlų. Tokių čia nais. 3 matkeliai buvo už 2 svarus.
Mix and match, 50 gramų čia nais yra. Ir ko čia sudėtis kokia? 100% akrilas. Tai va toksai. Tokia spalvytė labai faina. Galvoju, ant šitos spalvytės nusinersiu kaip kokią ar skraistę, ar megztuką tokį lengva, kad užsimesti tokį užmetimą. Ir ryškių gėlių padarysiu. Tai va, tokį neutralios spalvos pasiėmiau, o gėlytės bus ryškios. Na, viską vis tiek pamatysit. Tai tokie siūlai. Toliau pasiėmiau pabandymui micelinį vandenuką. Irgi čia išpaundinės. Čia viską dabar, kol kas rodau, ką sakau, tai dar išpaundinės. Tai tokį micelinį vandenuką, nežinau, kas čia bus. Bet gavau, pabandysiu. Tai štai toksai dar nematytas. Toliau pasiėmiau smilkalų ir su smilkalinį iš karto. Nes man labai patinka smilkalai, labai daug jų turiu. Ir kažkaip tai smilkalinių visada trūksta. Visada neužtenka, tai dabar va. Ir taip skaniai kvepia ir parašyta va, prancūziška vanila. Ir, nežinau, labai skaniai kvepia, tai turėtų būti skaniai kvepėt, žodžiu. Ir 60 vienetų yra. Čia nais. Kas dar iš paundinės? Taip. Žvakė. Štai šita žvakutė. Labai skaniai kvepia. Jėtus aš taip praėjau ir gavau, nepirksiu už tų žvakių, yra tų žvakių viską, bet kaip pauoščiau ją, nu viskas, negalėjau atsilaikyti. O jei kaip skaniai kvepia, tokia, taip kaip lelyjom, kokiom, nu nežinau net, alyvom, lelyjom, nu žiauriai gaivu, žiauriai fainas kvapas, tikiuosi, kai ir uždegsiu, taip skaniai kvepės. Ir tik tai svaras kainavo, nu tai tikrai pasaka. Negalėjau atsilaikyti. Dar pasiėmiau tokias vašiteips su blizgučiai štai jos, nes buvo tik tai su blizgučiais. Buvo auksinės, va čia tokia sidabrinė su šiek tiek tokiu mėlynu žaliu kaip čia. Ir kai laiškam rašau, kai planerį darau, kad ką nors papuošti, tai va pasiėmiau papuošimui. Taip pat pasiėmiau irgi dar tokią štai juostelę. Ir galvau, pažiūrėsiu, gal jinai man tiks mano čiokeriukams. Nežiūriu, jinai medžiaginė. Ir galvau, padarysiu gal čiokeriukų. Ir va, bus siaura juostelė yra ir platesnė. Tai turėtų būti visai neblogai. A ne? O tik tai svaras kainavo. Taip. Tada dar iš paundinės pasiėmiau štai tokių lipdukų, taip pat laiškams rašyti tokie nematyti, įdomus. Toksai štai vienas ir štai toksai su keksiukai, su žvakutėm, gimtadienis, balioniukai. Ir štai tokie. Ir dar, irgi atrodo iš paundinės šitus. Jėtus neatsimenu, atrodo jo. Ir dar paėmiau tokį ponių, Little Pony stikeriai. Tai vieną knygutę įdėsiu į laišką, kai siūsiu dovanėlių, o kitą va naudosiu. Tai galim tą, kur naudosiu, atplėšti ir pažiūrėti, kokie čia bus stikeriukai, nes net iš tikrųjų nežinau. Taip, čia bus, 700 stikerių. Ir štai tokie. Vau, faini. Ir raidelių, vau, kaip fainai vardą parašyti ant laiško arba planeryje kažką tais pasižymėti su raidelėm. O, ir gražus, tai atsimenu, kai žiūrėdavau šitą filmuką. Kai vaikas buvo pas mus, atrodo, trečiadieniais rodydavo, buvo pirma Candy apie mergaitę ir po to pradėjo Little Pony rodyti. Tai ir vis bėgdavom žiūrėti. Dabar įdomu dar vaikams kokias programas rodo vakare, ar ne, kaip pas mus buvo ten labanakt vaikučiai. Įdomu, ar dabar rodo. Jeigu kas žinot per Lietuvos ten kokią televiziją, tai pasakykite, ar rodo ar ne. Tai va, ir štai tokie. Čia vienu savo pasilieku, kitas dovanom tai neplėšiu. Ir toliau pasiėmiau iš kokią parduotuvę? Ne Bootsas. Boysas, va, iš Boys parduotuvės.
pasiėmiau štai tokius iš Technik lūpų balzamus. Va, lūpų balzamus, vaisiniai parašyta, tai žiūrėsim, kas čia bus, ir kainavo tik tai 79 piškės. Naudosiu, gal vieną į dovanėlę įdėsiu. Toliau dar paėmiau dovanų štai tokią užrašų knygutę. Labai faina, patiko man jos tas, kad kaip vokas, kaip paštas ženklas, tas apipavidalinimas, oi, kaip sunkiai kalbasi, apipavidalinimas šitas patiko, va, užrašavkės, tai irgi dovanų kam nors. Dar vieną paėmiau, irgi dovanėlėm. Įdėsiu užrašų knygutę irgi, va, su tokiais tipo pašto ženklais, su karalienė. Tai va, tokios dvi užrašavkės laiškam ir prie laiškų dovanėlėm. Ir čia paėmiau pabandymui, toksai kaip skrebinimas, kaip čia braižymas, va, braižymas, kad išbraižyčiau, braižyti ir štai tokį paveiksliuką, tai paėmiau, kad pabraižytume per ASMR kanalą. Tai va, iš to buvo iš parduotuvės ir kainavo svaras 25 piškės. Visada žiūrėdavau ir vis, gal ne, bet po to žiūrėjau per ASMR kažkurį, kad darė taip mergina ir tas garsas, kai taip krepždina, man visai patiko, tai pabandysiu, gal ir ASMR žiūrovams mano patiks, nežinau dar. Paėmiau tušinuką, nes visada Lukas ir Tomas juos išmėto. Ir dar labai fainą dalykėlį pasiėmiau, kainavo 2 svarai 55 piškės. Tai man susidėti toksai konteineriukas, susidėti, kaip dabar jie prieš. Tuoj pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Tiems mano pribumbasams, visokiems, kai darau ten sagės ar čiokeriukus ir visiems tiem smulkiem pribumbasiukam paėmiau va tokį konteinerį. Atsisuka, įdedi ką reikia, išėmi ką reikia vėl ir štai toksai. Ir va visokiems tokiems dalykiukams, kad nereiktų man maišiukose laikyti, nes į kitas dėžutės jau netelpa. Ir va čia išbersiu ir tai bus man. Ir kada reik, pasižiūriu, iškart matau, ko reik. Tai sakiau, šitų reikės dar pasimti. Dabar pažiūrėjau, nes nežinau kaip, kai supakuotas, ar jis atsisuka, ar čia kokie stalčiukai atsidaro, nežinau. Va dabar pažiūrėjau, visai fainai. Reikės pasimti dar. Taip. Ir paskutinis dalykas, ką pasiėmiau, tai pabandymui iš V7 pudrytę tokią kažkokią įborį. Spalvytę, nežinau, niekad nesu bandžius. Pabandysim iš V7. Toksai šepetukas ir pati pudrytė. Nes jau žiūriu, man šiandien baigėsi mano pudrytė. Ir rytoj reikia į darbą, o neturiu pudros, o jokią parduotuvę kosmetikos šiandien ėjau, tai teko imti, ką radau po ranka. Na tai va, tiek mano pirkinukų. Tai ką, tai čia ir baigsiu savo vlogą. O dieve, mano kėdė, tuoj nulūž. Ojei, reikia atsuktuvo ieškoti, varžtų suktis. Žodžiu, čia ir baigsiu savo vlogą, nes jaučiu ir taip bus per ilgas tikriausiai. Tik norėjau parodyti savo naują projektėlį, naują užsiėmimą, ką dabar darau. Ir tai yra... Tai yra štai tokios gėlytės. Jau. Ir prisigaminsiu tokių gėlyčių. Įvairiausių dar mokinuosi. Ir tada galvoju pasidaryti, va, kad ir kaklo papuošalą, kad ir tokį lankelį Instagramo, pavyzdžiui, fotom. Ir dar, pavyzdžiui, viską galima, tokia, mačiau skraistės iš jų apnertos ir gaunasi iš tų gėlyčių. O su kuo aš jas darau, tuoj parodysiu. O gaminu, kur jau seniai buvau nusipirkus ir niekad nenaudojau. Štai šitas aparačiukas.
taip atrodo ir gali įvairiausių dydžių daryti. Žodžiu, padarysiu video, kaip su jais padaryti gėlytes. Ačiū, kad neleidžiat man paskutinės minutės ramiai. Tai, žodžiu, padarysiu video, jeigu įdomu, kaip su šitu aparačiuku daryti gėlytes. Jo, parašykite, jeigu norite. O šitą aparačiuką pirkau iš AliExpress. Šiaip tai jų visur yra. Rasit, manau, lengvai. Na ką, tai tiek šiam kartui ir susitiksim jau greitai kitose filmukuose. Iki. Sakysi iki? Oi, su kardu kokiu. Nu, sakyk iki. Iki. Oi, koks tu murzylka, einam praustis. Bėgam praustis.